Sveiki, sveiki visi žiūrintys, visi besiklausantis ir prisijungę šį vakarą susipažinti su aromapsichologinio testavimo metodu. Aš esu Lina Balsė ir pristatysiu Jums aromapsichologinio testavimo metodą. Kas tai yra, su kuo tai valgoma, kokios galimybės ir ką jisai atskleidžia bei kuo naudingas. Kviečiu visus pasisveikinti komentaruose, kas žiūrite gyvai. Parašykite, kad žiūriu gyvai ir iš kokio miesto, kas žiūrėsite įrašą, parašykite, jog žiūriu įrašą ir iš kokio miesto esate. Man labai įdomu, kur didžioji dalis mano auditorijos ir kas žiūri iš mažesnių miestelių, su kuriais galėčiau pasilabinti. Mano didžiulis pomėgis yra tyrinėti įvairius Lietuvos kampelius ir jų parkus. Tai jeigu jūsų mieste yra labai gražus parkas, pakvieskite mane į svečius. Pakvieskite mane į svečius, mes su vyru su mielu noru apsilankom su paskaitomis ten, kur yra žingeidžių žmonių ir tuo pačiu naudojamės progą aplankyti gražius parkus. Labai patiko Marijampolės parkas, labai patiko Birštonas, Druskininkai, labai patiko, nekantraujam atsinaujinusi Kretingos parką aplankyti. Kaip tik ruošiamės artimiausių laikų. Patys mes iš Klaipėdos ir labai mėgstam į Palangą, Palangos parką. Taip, matau iš Kazlų Rūdo, sveika Aušrelė, sveika Laura iš Vilniaus, sveika Živilė. Ir mes kalbėsime šiandien apie aromapsichologijos metodą. Kas tai yra? Žinot, geriau pasakysiu, kaip tai atrodo. Pirmiausia, ir jums bus aiškiau, supratus, kaip viskas vyksta. Pas manęs namuose yra didžiulė kolekcija etyrinių aliejų. Šituo atveju aromapsichologiniam testavimui naudoju ne mišinius, o tik tais vieno augalo etyrinius aliejus. Tam yra labai logiška priežastis. Ir taip, čia man reikia paskutinius lašus brain power išsikratyti. Žinau, nereikėtų baksnuoti į delną, bet čia paskutiniai lašai. Tuojaus jie baigsis ir buteliukas bus dar atidarytas, iškrapštytas iki paskutinės molekulės. Nes nuostabus aromatas padedantis susikaupti prieš visas paskaitas ir protinį darbą, kad smegenys net ir vėlai vakare ar po ilgos sudėtingos kelionės nebūtų pervargusios ir veiktų maksimaliu pajėgumu. Taip, kvapas dieviškas, mano palydovas į visas paskaitas. Ir kaip tai atrodo? Kai pas manęs ateina klientai aromapsichologiniam testavimui, susinešu į svetainę ant stalo visas didžiulę kolekciją etyrinių aliejų. Atsinešu akių raištį ir didelę stiklinę vandens, didžiausią kokią tik turiu, ir pasiruošiu dar papildyti vandenį aromatestavimo eigoje. Klientės įvardina savo problemą arba tikslą, kuriam nori gauti pagalbos, sprendimą, supratimą, vidinių giluminių priežasčių. Užsirišame akis, atsipalaiduojame, jokios muzikos, jokių pašalinių kvapų, jokių dirgiklių, tik susitelkimas į save, į savo emocijas, paduodu pirmąjį buteliuką klientei į delną, jį ima, uosto ir tiesiog deda jį į vieną iš 3 mūsų aptartų vietų. Viena vieta yra nepatikusiems aromatams, kita vieta tiems, kurie nesukėlė jokios reakcijos emocinės ir dar kita vieta, kur deda visus patikusius aromatus, kuriuos norisi uostyti dar, kurie traukia. Kartais aromatai būna, kuo tu čia taip įdomiai smirdi ir noriu tave dar pauostyti. Tai jie irgi prie tų patikusių dedami. Ir po to, kai visus tai prauostom, geriant daug vandens, po kiekvieno aromato mes padedam į šalį visus, suskaičiuojam ir atidedam neutralius ir nepatikusius aromatus ir susitelkiam į labiausiai patikusius. Mums iš viso šito rinkinio reikia išsiaiškinti top 4, kurie labiausiai patiko. Ir kai aš tą sužinau, susipildau savo lenteles, grafikus, diagramas, skaičiavimus, procentus. Tai skamba sudėtingiau negu iš tiesų yra. Gali tai ir automatinė mano susikurta programa daryti. Tada įvyksta stebuklingas dalykas. Žinot, mes lietuvaičiai esame santūrūs žmonės, ar ne? Kol mus prakalbini, kol mes atsiveriam, kol atsiskleidžiam, kol pasitikime.
Ir žmonės tokie santūrūs, atsargus, bet kai pradedi jiems kalbėti apie juos ir viskas taip rezonuoja ir iš kur tu tai apie mane žinai, kas tau pasakė, su kuo tu bendravai. Žodžiu, būna juokingos reakcijos, žmonės būna nepaprastai nustebę ir tada, kai kalbėjo apie tai, ką atrodo patys savo bijojo pripažinti, tada jie atsiveria, tada jie vieni teisinasi, jeigu sakai tai, ką jiems nelabai patinka girdėti, kiti tiesiog pritarė ir detalizuoja, jeigu užkabinai, užčiopiai, pačiupinėjai tokia jautrę, biškis skausmingą vietą. Bet galiausiai kartu prieinam daugybę aha momentų. Supratimą, kas tai yra per žmogus sėdintis pas mane, kokie šiuo metu yra jo polinkiai, poreikiai, situacija, streso lygis, traumos, skauduliai, baimės, nepasitikėjimai ir ko jam reikia, sprendžiant tą atsineštą problemą ar siekiant atsinešto tikslo. Ir tai yra tiesiog akise vyksta stebuklas. Visų pirma, žmonės iš to užsidarimo matau, kaip jie ir emociškai, ir energetiškai atsiveria. Pradeda sąveikauti, eiti į kontaktą. Vietoj to užsisklendimo į save su savo problema prasideda diskusija, ieškant išeičių ir sprendimų, galimybių aptarimas. Prasideda atsiverimas gilesniam žvilgsniui į save. Ir tuo pačiu pradeda keistis žmogaus vibracija, keistis jo emocinė būsena. Žmonės po aromatestavimo visi išeina tokiai euforiškoj palaimoj, tarsi sklendžiantys ant debesies. Paskiau po tos tokios euforijos dažniausiai būna atoslūgis į tokią galbūt ramesnę ramybę, nesakysiu apatišką ramybę, bet tokį poreikį pabūti ramiai, su savim, leisti vykti tiems procesams, kurie buvo išjudinti. O ką galima atskleisti aromatestavimo metu? Žinokit, tiesiog iš reakcijų į tam tikras aromatų grupės, pavyzdžiui, citrusai ir spygliuočiai. Iš karto pamatai, ar žmogus yra tikras ekstravertas ir jisai mėgsta būti sociumo dalimi, dalintis, bendrauti, komunikuoti, keistis ne tik informaciją, bet ir emociją ir nešti džiaugsmą kitiems ir empatiškai, gerai, intuityviai jaučia kitų žmonės ir moka palaikyti gražius ryšius. Ar žmogus yra tikras intravertas, kuris yra labai nepriklausomas, savarankiškas, jam nereikia daug šurmulio, jo baterija išsikrauna, nusėda būnant minioje ir pasikrauna būnant tyloje su savimi. Tikrasis intravertas, jisai gali būti komunikabilus. Žmonės dažnai netiki, kad aš esu intravertė, nes aš bendrauju ekspresyviai, emocionaliai, gestikuliuoju, mimikas darau, jetau, neįmanoma manęs nufotografuoti, vedančios paskaitos, tiek darau mimikų ir pati savo video atrodo labai simpatiškai, bet kai padarai nuotrauką, vis kažkokios keistos išraiškos. Tai Sauliaus vis prašau vyro savo padaryti nuotraukų, kai vedu paskaitas ir visos nuotraukos man nepatinka, nes labai gyva esu. Žodžiu, atrodo, kad esu labai komunikabili ir žmonės tai supainioja, kad aš esu ekstravertė. Iš tikrųjų ne. Ekstravertų baterija pasikrauna tyloje, su savimi, vienumoje, gamtoje. Ir čia totaliai apie mane. Bet esu komunikabili ir man save būtinas bendravimas tam, kad pačiai išgirsti savo mintis. Jas reikia iškalbėti su kažkuo. Aš mėgstu kalbėti, mėgstu gerus pašnekovus, kurie meta iššūkį mano įsitikinimams ir idėjams ir papildo kažkokią naują informaciją. O dar, ir iš aromatesto tas irgi pasimato, yra netikri ekstravertai. Tie, kurie iš tikrųjų tiesiog turi giluminę, didžiulę vienatvės baimę. Baimę susidurti su savimi. Šiaip daug baimių. Baimių būti vieni. Baimė tiesiog susimastyti giliau apie savo gyvenimą, sustoti. Jie bėga nuo savęs į žmonės, į sociumą, kad kas nors juos išblaškytų, kažkas nukreiptų. Jie tada gyvens kitų problemomis, kitų rūpesčiais, kitų dramomis, perpasakos, aptarinės kitus, bet nesustos pabūti su savimi. Čia yra visai netikri. Ir jie tokie išsekę ir dažniausiai jie nedžiaugsmą tada neša į tą sociumą, o savo rūpesčius, savo problemas, prašo juos užjausti, išklausyti, pagailėti. Ir iš karto matosi į aromatesto lentelę užpildytą pasižiūrėjus. Matosi ir tai, ar žmogus, pavyzdžiui, turi labai
tvirtą dvasinių vertybių sistemą. Ar tai yra brandi siela? Žmonės labai bijo sužinoti, kad jie nėra brandi siela, bet iš tikrųjų, mes neteisėme vaiko, kad jis dar nesuaugęs, ne dvyliktokas, ne studentas, ne verslininkas. Visiems yra sava, viskam yra savas laikas ir jeigu tu esi jauna siela, tai valio, būk pačia geriausia jauna siela. Ir gyvenk taip, kaip priklauso jaunai sielai, kabinkis, kabarokis, stenkis išgyventi, kaip tik tais tau išeina, tavęs nebaus griežtai už visatos dėsnių pažeidimus, nes tu dar vaikas sielos prasme, tau reikia svarbiausia išmokti išgyventi. Visą kitą paskiau pakartosim tas pamokas. Todėl jiems nekeliami pernelik sudėtingi iššūkiai. Jaunos sielos tiesiog mokosi išgyventi, apsirūpinti finansiškai, pratęsti giminę, atlikti praktinį darbą, apsirūpinti ir jeigu jie sugebės sukurti bent pusėtinus šeimininius santykius, valio, jau tai sėkmingas jaunos sielos gyvenimas, kuris save realizavo, sugebėjo išgyventi. Bet brandžios sielos gauna sudėtingesnius iššūkius ir pamokas, gali būti gundomi ir kankinami tiek valdžia, tiek dideliais pinigais, tiek didžiausia, turbūt sunkiausia pamoka yra dvasinė puikybė. Kai mes jau suvokiam, išsirūšiuojam vertybės, jau lyg ir teisingai, ir žmogus jau nukreipia savo tą sąmonę šiek tiek aukštyn, jau gilinas, jau gauna dvasinių žinių, jau stengiasi pagal jas gyventi ir toj vietoj didžiausias pavojus yra dvasinės puikybės. Puikybė visose etapuose sava yra, savi aspektai, savos išraiškos, bet dvasinė puikybė pridaro daug problemų. Bet irgi atsiskleidžia aromatestė. Atsiskleidžia, ar žmogus yra iš tiesų altruistas, ar jis tiesiog turi žiojėjančią skylę čia, širdyje, nepripildyti meilės ir jie stengiasi būti visada geri, nedaug dievė kažkas jos ant jų pyksta, ar yra įsižeidęs, jie daug teisinasi, jie stengiasi visiems būti visada geri, negali pasakyti ne, sunkiai brėžia ribas, nes jie trokšta būti priimti ir mylimi. Ir jie duoda daugiau, bet priimti vis tiek nesugeba, nemoka. Ir tai irgi spręstina vieta. Ir ją tą įsisąmoninus jau galima pradėti šiek tiek kontroliuoti tą balansą davimo ir ėmimo. Bet iš testo iš karto matosi, ar žmogus yra tikrasis altruistas, kurio pašaukimas yra tarnystė, rūpinimasis žmonėm, ir tada verta rinktis profesiją su tuo susijusias, ar tiesiog gyvenimo kelius, ar tai pasišvesti pagyvenusius tėvus slaugyti, vaikus auginti, ar socialiniai kažkokiai labdaringai veiklai, ar tiesiog karjerą, profesiją pasirinkti tokią, kur reikės rūpintis žmonėmis, pavyzdžiui, medicinoje, ar kitose sferose. Čia gali būti daug plačiai pasirinkimų. Bet jeigu yra netikras tas nesavanaudiškumas, jisai yra tiesiog pastangos nusipelnyti meilės ir pripažinimo, tada eikime ten, kur yra to pripažinimo galimybė didesnė, kur į tuos užsiėmimus, veiklas, profesijas, kur tau ploja, kur tave sveikina, nes yra kitų tokių pat nuostabių vertingų profesijų, kur nesulaukia nei pagirimų, nei įvertinimo. Žiūrėkit, padavėjas arbatpinigius gauna, o virėjas ne. O jeigu tau svarbu gauti tą įvertinimą ir pasijusti mylimai. Žodžiu, turėjau tokį atvejį, kai aukšto kalibro vadovė po persirgtos sunkios ligos atėjo testui, kai svarstė, ar jau grįžti į verslą, į profesiją, į karjerą. Ir padarius testą, matau, kad gal tu ir buvai didelė vadovė, gal ir turėjai didelių ambicijų, poreikį tai savirealizacijai, pripažinimui, bet šiuo metu aš to nejaučiu tavyje ir nematau, ir tavo teste matosi, kad tau svarbiausia dabar santykiai, harmonija, taiki, harmoninga, graži aplinka, taikus, gražus santykiai. Tu nesi pajėgi šiuo metu atlaikyti didelio streso, imtis didelės atsakomybės. Ir tas pripažinimas, šaunuolė ten per susirinkimą, jau nedaug ką bereikš, jau nebepripildys tavęs tuo drugeliais pilve, dabar tavo poreikiai visai kiti.
Ir ne šiaip sau gal liga sustabdė tame kelyje ir privertė pasukti kitu ir nebeverta grįžti. Žodžiu, tuo metu aromatestas pasakė, kad negali sakyti, kad jinai neturėtų grįžti, bet kad vidus jos nenori grįžti prie buvusios karjeros ir labai aukšto streso lygio bei atsakomybės. Tad įvairiausiose situacijose aromatestas nepasakys, kokios profesijos, kokio darbo tiksliai imtis, kad tu ten turėtum būti, ten trečias vadovas nuo viršaus, tokioj tai logistikos ten sferoje, ne, bet parodys, ar tu gali imtis atsakomybės, ar tu turi stiprų pareigos ir organizacinių gebėjimų, ar tu esi žmonių žmogus, ar greičiau skaičių, duomenų, informacijos, ar tu į analitinį darbą linkęs, ar į kūrybinę veiklą. Ir kiekvienas klientas ir kiekvienas testas visiškai unikalus. Labai atkreipiami tai dėmesį su paskutinio mano kurso studentėmis, kai net kelios merginos iš eilės padarė testus skirtingiems klientams, skirtingiems žmonėms, su skirtinga užklausa, bet top 4 aliejai buvo beveik identiški. Gal ten sukeista kažkas vietomis, bet kadangi užklausa kita, situacija kita, kontekstas kitas, interpretacija buvo irgi šiek tiek kitokia. Tad nėra identiškų situacijų, nėra identiškų žmonių ir tai yra be galo įdomu kiekvieną kartą leistis į tą tokį detektyvinį darbą, bandant suprasti, kokie yra kliento poreikiai, kaip jam padėti susigaudyti, kokios yra vidinės priežastys tų problemų, ties kuriomis jisai stringa, arba kas jį stabdo, kodėl jis dar neįgyvendino savo tikslų, kokios vidinės priežastys, iššūkiai, problemos, baimės, kompleksai, traumos kliudo jam sklandžiai, maksimaliu greičiu ir efektyviai su visatos palaikymu ir sėkme judėti link to tikslo įgyvendinimo. Nes kai pagalvojam, kas turit kokią nors svajonę ar tikslą, dėl kurios dirbat, stengiatės, dedat pastangas ir mažai žingsniukais judate į priekį. Paklauskit savęs, o kodėl aš dar nesu ten galutiniai stoteliai? Kodėl tai dar nepadaryta? Kodėl taip lėtai judu? Kodėl tik mažai žingsneliais? Kodėl tai nebuvo 7-myliai žingsniai su daug visatos palaikymo, atsiųstų galimybių, žmonių, sprendimų, resursų? Kodėl? Gal aš pati renkuosi eiti tik mažai žingsneliais, iš lėto, kad pati savęs neišgazdinčiau, nes jeigu to pasieksiu per greitai, tai aktyvuos manyje kažkokius kompleksus ir baimės. Ir kartais mes tik sakom savo, kad judu mažai žingsneliais, kai iš tikrųjų mes patys sabotuojam ir save stabdom ir neleidžiam pasiekti tikslo ir tą kelią padarysim begalinį ilgą, tokį, kad per visą gyvenimą neprieisim tikslo. Šiandieną paprašiau savo studenčių buvusių atsiųsti man anonimiškai aromatestą. Ir aš nesu tikra, ar atsiuntė savo darytą testą, ar klientei, ar kitam žmogui, ar artimam žmogui darytą testą. Bet turiu aromatestą, pasikelsiu jį ir mes jį kartu išnagrinėsime ir pažiūrėsime, ką galime atskleisti, suprasti, sužinoti apie klientę. Taip, užklausa buvo, kodėl dažnai jaučiuosi apatiška, ką nors daryti. Iš sakinio formuluotės vienintelė išvada, ką galiu padaryti, tai kad klientė yra moteris. Moteris klausia, kodėl dažnai jaučiuosi apatiška, ką nors daryti. Ir čia priežasčių dabar iškart taip logiškai galim prabėgti, gali būti įvairių. Ir nepasitikėjimas savimi, ir fizinės energijos, ar laiko trūkumas, ar per didelis užimtumas, ar resursų palaikymo nebuvimas. Įvairiausios priežastys. Pirmiausia, atkreipiau dėmesį, kad iš visų uostytų 30 eterinių aliejų lygiai pusė pažymėta pliusais, patinka, traukia, malonus ir lygiai pusė pažymėti minusais. Tai yra atstumantis, nepatinkantis. O neutralių visiškai nėra. Iš karto matau, kad žmogus viską rūšiuoja arba juoda, arba balta. Žmogus su didelė vidinė įtampa, žmogus perfekcionistas, žmogus labai reiklus savo, reikalauja daug iš savęs. O kas reikalauja daug iš savęs? Kas yra perfekcionistai?
Mes išmokstame griežtai save vertinti ir teisti ir daug iš savęs reikalauti, jeigu užaugome jausdami, kad iš mūsų daug reikalauja ir mus griežtai kritiškai vertina. Ir todėl mes negalime sau leisti pusėti nuo rezultato, prasto rezultato, padaryti klaidos negalime sau leisti, nes busim labai griežtai kritikuojamos. Menkiausia klaida užtrauks didžiulę kritiką ir galbūt net bausmę, galbūt net kažką, kas mums labai emociškai skaudu. Todėl mes išmokome pačios save vertinti labai griežtai iš anksto, kad nepraleisti nemenkiausios klaidos. Kaip manote, taip griežtai save vertinant ir reikalaujant iš savęs tobulumo, ar lengva kažką pradėti daryti? Ypač kažką naują, kame dar neturi daug patirties, kame didelė tikimybė padaryti klaidų. Juk visas mokymasis būtent taip ir vyksta. Darai klaidas, aha, gal reikėjo šitaip daryti. Ar ne? Ir tai yra nuostabu, tai yra gyvenimas, tai yra procesas, kaip mes mokomės. Kartais pasimokom iš vieni kitų svetimų klaidų, bet dažniausiai didžiąją dalį išmokstam per savo pačių klaidas. Netokie gudrus, kad iš kitų pasimokyti. Tad jau turime vieną atsakymą, kad žmogus ne šiaip sau jaučiasi apatiškai, turbūt jis pats save stabdo, ji pati save stabdo, nes labai daug iš savęs reikalauja ir visiškai netoleruoja savo klaidų. Greičiausiai labai savikritiškai save vertina ir labai graužiasi, jeigu nors kažkur įžvelgia savo netobulumą. Tai žiūriu, kokie aromatai labiausiai traukia. Matau, kad žmogų labai traukia stimuliuojantis ir beveik visiškai vos paliesti raminantis. Vadinasi, šitam žmogui trūksta energijos, trūksta tonuso, trūksta, galbūt virškinimas yra ne pats geriausias ir maistinių medžiagų įsisavinimas, bet greičiausiai negali efektyviai įsisavinti maisto, nes negali atsipalaiduoti. Ir ta apatija nebūtinai reiškia tikrą poilsį. Nervų sistema gali būti labai įtempta, nes raminančių visiškai nepasirinko tarp mėgstamiausių aliejų. Tiksliau vienas tik pasirinktas, bet mažiausiai reikšmingoj pozicijai. O pasirinko labai daug stimuliuojančių ir adaptogenų. Vadinasi, yra didžiulis poreikis sumažinti stresą, geriau atlaikyti stresą, jau turim užuominą, kad šitas žmogus galbūt ir pats savo labai daug įtampos palaiko, tuo savikritišku perfekcionizmu, bet galbūt ir gyvena didelio streso sąlygomis, kas nervų sistemą nuolat laiko įtemptą. Ir stimuliuojantis, vadinasi, yra žmogus, tai patvirtina ir klausime, apatiškoje būsenoje yra poreikis išjudinti save. Šiek tiek reikšmingi antidepresantai. Galbūt tiesiog nervų sistema yra nestabili dėl streso. Kadangi adaptogenai žymiai reikšmingesnį pozicijoje, antidepresantus vertinsiu tiesiog kaip emocinį išsibalansavimą, emocinį nestabilumą, šokinėjimą, prislėgtesnės dažniau nuotaikas, vien dėl to pastovaus tokio įtampos ir chaoso, nuo kurio žmogus pavargo, bet kad apsaugotų save nuo to, ko labiausiai bijo, žmogus greičiausiai pats ir išjungia dar savo energiją arba ją atsikrato kitur, kad nekiltų rankos daryti to, kas gali būti pavojinga. Dabar žiūrint į tai, kokie aromatai labiausiai traukia, matau, kad labai nori citrusinių aromatų. Vadinasi, žmogus trokšta būti pozityviai priimtas, trokšta palaikymo, trokšta pritarimo, trokšta pagirimo, kad jį atsineštų su pozityvia emocija. Ir galbūt didžiąją dalimi pats yra tame stipraus. Manau, kad stengiasi visiems patikti, įtikti, gražiai bendrauti, bet tai, kad moteriški aromatai didžiąją dalim atstumia, vos 1 iš 4 patiko, jau leidžia suprasti, kad vis tik tais nelabai gerai sekasi kurti tuos gražius, harmoningus santykius, artimas draugystės, intuityviai suprasti empatiškai vieni kitus su žmonėmis, kas yra būtina sąlyga tiems giliems, gražiems santykiams. Tad žmogus nori patikti, bet galbūt sunkiai tai gaunasi, sunkiai sukuria santykius, sunkiai priima
ir išreiškia, realizuoja savo tas moteriškasias archetipinės savybės, kaip švelnumas, kantrybė, šiluma, mokėjimas rūpintis, puoselėti, greičiau orientuojasi į šiek tiek kitus prioritetus, kitas savybės savyje turi stipriau išvystytas, o su labiau matau, labiau patiko vyriški aromatai negu moteriški. Tad tai, kadangi klientė jau nusprendėm, kad moteris daugiau turi ambicijų, daugiau orientacijos į tikslus, į statusą, į išorinį vaizdą, negu vidinės harmonijos ir gebėjimo ją kurti ir jausti. Žmogus nėra iš tų tikrųjų altruistų, kaip tik žmogui galbūt yra daug tokių nuoskaudų santykiuose prikaupta ir dar neatleista, neišgryninta, dvasinės vertybės labai konfliktiškos, dar nesudėliotos ir šiaip daug vidinio konflikto. Gebėjimas atlaikyti stresą, labai nepastovus, svyruojantis, tikriausiai, kai yra daugiau energijos, gali elgtis kantriai, disciplinuotai, atkakliai, jeigu stresas neviršyje tam tikros ribos, jai būdingos. O jeigu tik arba labiau pavargusi, arba stresas truputį viršyje jos įprastinę standartinę ribą, viskas, pakrinka nervai, tada galima šaukti, tada galima pykti, tada galima padaryti tai, ko ramybės būsenoje gal ir nebūtum dariusi. Gebėjim, taip, pakankamai reikšmingai čia išreikšta trauka spygliuočiams, vadinasi, moteris protinga, analitiška, sugeba pati save analizuoti, matyti savo gal tos šablonus mąstymo, klaidas. Bet didžiausia problema aš matau su prieskoniais, su prieskoniniais aromatais ir su jos fizinė energija. Manau, kad žmogus laiko save pastoviam strese, pastovioje įtampoje, gyvena, kas moteriai ypač sekinantis dalykas, gyvena savo galvoje, nesusijungusi su kūnu, nuo kūno yra atotrūkis. Taip, biškai iš pavirso esu, tai dar jautrus plaučiai, nors jau pasveikau. Yra atotrūkis nuo tarp galvos ir kūno ir gana ryškus. Kūno signalai negirdimi, gali būti prastas virškinimas, gali būti tie signalai, ko kūnas nori, neišgirsti, praignoruoti per ilgai, kada norisi poilsio, kada kokio maisto norisi, valgai tai, kas patogu, ar ką lengva pasiimti, ar kas po ranka, bet neišgirsti, ko kūnas iš tiesų nori, todėl greičiausiai organizme nėra subalansuota mityba ir visos reikiamos maistinės medžiagos, gali jų labai trūkti. Tai aš sakyčiau, pradedant nuo tų bazinių fiziologinių poreikių, mes negalim tikėtis didelio atsparumo stresui iš kūno, kuris yra išsekęs, ar ne? Mes negalime hormonų pusiausvyros tikėtis, moteriškų hormonų pusiausvyros, jeigu kūnas ir fiziškai išsekęs, ir strese. Tad bet kuriuo atveju prioritetu tarp iš 3 vienodai problematiškų aromatų grupių laikysiu prieskoninę ir santykį su savo kūnu. Nes jeigu būtų daugiau energijos, tada mažiau jaustųsi apatijos ir kartais tai yra savisaugos instinktas. Iš vienos pusės, kai esi savikritiška, save vertinanti, save labai teisianti, esi linkusi sabotuoti save, sulaikyti, rankos nekyla, nervai neleidžia, nedrįsti pradėti kažko, daryti kažko, ką reikėtų, linkusi būsi nutempti, atidėlioti tuos svarbius tokius naujus dalykus, kur rizikuoji, kad tau nepasiseks. Bet yra ir kita pusė. Jeigu turi labai mažai fizinės energijos, tavo visi instinktai reikalaus taupyti būtiniausiems dalykams. Ir jeigu tu esi, pavyzdžiui, mama, žmona, darbuotoja, namų šeimininkė, ar ne, mes ir taip turim daug vaidmenų.
ir tau jau trūksta energijos, tu jau prarūšiuoji, kad aha, su vaikais aš tik tais 5 minutės pasėdėsiu ten, pabendrausiu, prieisiu pažiūrėti, ar nereikia su namų darbais pagalbos ir viskas. Į žaidimus su vaikais eilinę dieną neturiu energijos leistis. Su vyru aptarsiu būtiniausius ten buities darbus, bet intimumu jau nebeturiu energijos. Pasakys, jau vakare mano kūnas, mano pasąmonė pasirūpins, kad skaudėtų galvą, norėčiau miego ir būtų ne iki intimių santykių. Ir visur kitur mes instinktyviai pasirūpinsime, kad nesudegintume savęs kaip žvakės iš abiejų galų. Tiesiog nebus energijos tiems dalykams, kurie nėra būtiniausi mūsų išgyvenimui. Tačiau susideda abu dalykai. Ir kartais aš mąstau, kad o gal, kai yra didelė baimė kažko imtis, dėl to perfekcionizmo ir savikritiškumo, nesaugumo jausmo, gal mes tada tyčia pasirūpinam visiškai, nes tyčia, bet visiškai nesąmoningai, kad ir nebūtų tos energijos. Kam teko, prisipažinkit komentaruose, kam teko, žinant, kad rytoj bus svarbi diena, kažką reikės reikšmingo daryti, scrollinti TikToką, YouTube'ą ar žiūrėti Netflix'e serialus iki 2 nakties. Tiesiog objektyviai prisipažinkim komentaruose, ar esat pastebėję, kad žinot, jog kitą dieną jums ar netrukus reikės pasirodyti geriausiai, kaip tik galite, bet jūs darote kažką, kas neprisidės prie jūsų geriausios formos. Nes gal tai leis turėti pasiteisinimą, kad neišlaikiau egzamino ten 100%, nes buvau labai neišmiegojus, nes buvau pagiringas, nes buvau ten po konflikto strese. Gal pasąmonė trokšta turėti tą pasiteisinimą. Apsunkinam patys save, tada turim pasiteisinimą, kad netaip skaudėtų, jeigu nepasiseks. Mes, aišku, padarysim viską, kad tik tais pavyktų, įdėsim maksimumą pastangų ir apsimesime, kad iš tikrųjų tas neišsimiegojimas ar dar kažkas neturėjo įtakos. Aš sugebu dirbti ir tokia. Ar tokioj būsenai, ar egzaminą laikyti, ar mokytis, ar dar kažką. Bet, iš tiesų tai ne. Ir tas mūsų pasiteisinimas atrodo, kad pasąmonė jį suorganizavo, tik kaip pasiteisinimą, bet jis irgi savo įtaką prideda. Tai šituo atveju aš manau, kad klientė čia tiesiog tikiuosi, jinai žiūrės šitą video įrašą ir tiesiog pati savo pamastys, ar gali būti, kad jeigu aš noriu daryti kažką ypatingo, kalba eina ne apie kasdienybę visišką, ir būtent tam esu apatiška ir nedarau, nepradedu, apie ką svajoju kažką didelį pradėti. Tuomet gal būtent tam, kad apsisaugoti nuo nesėkmės baimės, yra saugiau neturėti energijos. Bet jeigu šito savy sakysi tikrai neturiu, tada pagalvokim, kad gal tiesiog energijos trūkumas kasdienybėje, gal prastas santykis su savo kūnu ir jo poreikiais lemia, jog yra labai nedaug energijos organizme ir todėl nekyla rankos niekam didesniam imtis. Judam toliau. Šitą klientę pasirinko kaip labiausiai patikusius eterinius aliejus. 1 vietoj greipfruktą, 2 palo santo, 3 citrina ir 4 vietoj ylang ylang. Nebuvo išskirtas labiausiai nepatikęs aliejus, peržiūrėjau lentelę visų reakcijų, visur tik po vieną minusą pažymėta, nei vienas neišryškintas kaip labiausiai nepatikęs, tad kol kas šito ir neliesiu aspekto, tada nagrinėju tik tais labiausiai patikusius aromatus. Ir iš karto matau, kad net 3 eteriniai aliejai padeda susikaupti. O taip pat kai kurie iš jų išlaisvina kūrybingumą ir kartu 4 aromatas, kuris gal ne tiek apie susikaupimą, bet tikrai apie kūrybingumą. Vadinasi, pas šią klientę yra iššūkių susikaupti. Yra iššūkių sutelkti savo mintis, mąstyti aiškiai, o tokiam susikaupimui mes žinom, kad reikia tylos. Ar esate bandę, beje, aš pati esu perfekcionistė
ir daug iš savęs reikalauju ir žinau, kad darau klaidas ir mane tai gąsdina ir kartais tas žinojimas, kad darau klaidas juokingose vietose, kartais priverčia taip abejoti savimi, kad vos nenorisi viską mesti, nes jeigu aš net nesugebu skaičių normaliai užrašyti 3 vietose vienodai, tai ką aš čia iš viso veikiu, ar aš turiu ką vertingo perduoti, ar mano žinios iš vis kažko vertos. Bet ne, aš tiesiog turiu kažkur gliučiką keistą kažkodėl ir tenka su juo gyventi, bet visa kita visai neblogai darau. Tai tenka save priimti, mylėti ir būti savo atlaidžiai, bet tai sunku. Tai tikrai yra sunku ir yra tas vidinis teisėjas, labai griežtas. Ir žiūrėkit, jeigu kas nors iš jūsų esat buvę panašioj situacijai, kai esate dideliam strese, įtampoj, galbūt esate neypatingai saugioj aplinkoj. Nebūtinai tai buvo tolimoj praeity, kad mane griežtai teisė, vertino ir kritikavo, o gal ir dabar aplink pilna žmonių, kurie pabaksnos pirštu į kiekvieną jūsų klaidą ar nesėkmę ir sakys, sakiau tau, kad tu čia nesąmonių prisigalvojai. Jeigu negalite jaustis visiškai saugiai ir nėra laiko susikaupti, apgalvoti, nes yra ir šiaip didelis krūvis gyvenime, plus fizinis išsekimas, plus nervų sistemos įtampa, plus, žinot, mes matėm, kaip jai reikia stimuliacinio poveikio. Tai galbūt yra tokia kūno apatija, ypač jeigu dirba sėdimą darbą, jeigu trūksta judėjimo, trūksta kraujotakos geresnės ir virškinimo, kai kūnas yra apatijoje, o nervų sistema įtampoje ir strese. Ar lengva tokiu metu susikaupti, aiškiai mąstyti, susidėlioti planą ir pradėti ramiai veikti? Esu ir pati turėjus tokiu atveju, kai kažkokia skuba, kažkoks chaosas, kažkoks sudirgimas, triukšmo daug namuose, čia kažkas kalba, čia skambina, čia kažkas kažko nori. Ir čia vaikui mamos reikia, čia vyrui kažkokių klausimų kyla ir jaučiuosi plėšomai visas puses, o šiandien pat mirk atsikelt būtinai reikia paskelbti, tarkim, sekantį renginį, ar parašyti straipsnį, ar parašyti naujienlaiškį. Ir taip norisi daug negalvojus prisėsti ir rašyti. Ir toks reikalavimas iš savęs, kad prisėdau ir iš karto rašau ir man gaunasi sklandžiai kažkokia tai gili, graži mintis, gražus ten laiškas ar straipsnis. Kai realybėje mes suprantam, reikia laiko susidėlioti mintim, reikia tos idėjos, ką aš rašysiu, apie ką pasakosiu, reikia gal atlikti tyrimą, susirinkti informacijos tą temą, o nereikalauti iš savęs, kad čia ir dabar aš turiu ką pasakyti. Ar ne? Reikia tylos pabūti, apgalvoti. Šiandieną važiavom į Palangą vesti paskaitą ir vyras vairuoja, liežuvis laisvas, taip sakant, ir jisai kažką man pasakoja, ten kažką girdėjo, čia kažką apie politiką skaitė, klausė, čia apie pažįstamus žmonės kažką nori papasakot, kažko pasistebėti. Ir jisai taip kalba ir vienu metu sako, tu manęs klausaisi, ar tu ten paskaitai ruošiesi? Sakau, taip, Sauliau, aš tave ignoruoju ir ruošiuosi paskaitai. Bandau vienu metu pusę ausies lygtais jo klausytis, bet tuo pačiu stengiuosi viduje kalbu pati su savimi, su savo būsima publika ir bandau susidėlioti mintis, nes neskyrus laiko tyloje susidėlioti mintim, imti ir kažką pradėti daryti yra labai sudėtinga ir tai kelia tokį didelį stresą, kad mes gelbėjam patys save ir save sabotuojam, atsikratom laiku, atsikratom energiją, atsikratom resursais, išleidžiam pinigus, kurie kažkam buvo numatyti, kad tik tais nereikėtų pradėti, nes nesijaučiam pasiruošusios. Tai toks yra labai stiprus pojūtis iš šito aromatesto. Pirmoje vietoje pasirinktas greipfruktas iš karto užsimena apie nepasitikėjimą savimi, apie didelį savikritiškumą, ypač savo išvaizdą, savo kūnų nepasitenkinimą. Galbūt atrodo, aš nežinau, ką jinai nori daryti. Dėl ko jaučiasi apatiška, ar kasdienybėje visiems darbams, ar tik tais kažkam išskirtiniam. Bet visumoj nujaučiu, kad šitas žmogus yra savikritiškas ir jaučiasi neįtin saugus.
kad aplinka nėra visiškai saugi atsipalaiduoti ir tiesiog būti savimi. Reikia save saugoti, todėl reikia būti va tokiai įsitempusi ir nuolat reaguoti čia, ten mane kalbina, čia iš manęs nori, čia, visur, viskuo būti. Ir šitas žmogus neturi tylos valandėlės susidėlioti mintims, atrasti vidinio aiškumo, išlaisvinti kūrybingumą ir sukaupti tą motivaciją, energiją, protinę, nervinę energiją ir išlaisvinti kūrybingumą, kad pradėti veikti. Palo Santo yra labai stiprus apsauginis eterinis aliejus, padeda apsivalyti nuo visų energetinių parazitų. Galima jo pasitepti ant delnų, šiek tiek praskiedus ir tiesiog padaryti vos ne savo, žinot, energetinę chirurginę operaciją, pašalinti viską nuo savo auros, patepti pėdas, padėti savo įsižeminti, paleisti visą negatyvą į motiną žemę. Ir tuo pačiu jis labai padeda susikaupti. Bet šiuo atveju, kadangi klientė antroje vietoje jį kaip labiausiai reikalingą pasirinko, tai yra didelė tikimybė, kad jinai nešiojasi tokį jausmą, kad yra tarsi užsiteršusi svetimom energijom, lūkesčiais, poreikiais, tiesiog ant jos labai daug svetimo pridėta. Kas naujai prisijungia klausytis laivą, tiesiog priminsiu, kad mes interpretuojame aromapsichologinį testą. Nežinau, kas yra tas žmogus, kuriam atliktas šis testas, kas uostė eterinius aliejus. Mano studentė atsiuntė man užpildytą lentelę ir paskiau iš jos lauksiu atgalinio ryšio, kiek taiklus buvo mano pastebėjimai. Taigi šita klientė turi didelį savikritiškumą, didelį vidinį konfliktą, didelį įtampą, didelį perfekcionizmą, todėl negali sau leisti klysti, plus yra didelėme strese ir galbūt kūnas yra labai išsekintas, trūksta fizinių jėgų, energijos, ištvermės, todėl ir nekyla rankos daryti kažko, imtis kažko naujo. Iš ten ir ko jinai ir užklausia, kodėl dažnai jaučiuosi apatiška, ką nors daryti. Ir tas užsiteršimas svetimą energiją trukdo susikaupti. Jinai išbaršiusi save dalelėmis, lengvai pažeidžiama, jautri, jaučiasi silpna, pasimetusi. Negali atrasti tos vidinės ramybės ir tylos pauzės susidėlioti mintims. Va kur didžiausia problema. Ir pati dėl to jaučia didelę frustraciją ir dar didesnį stresą, kuris dar labiau kliudo susikaupti. Ir ilgai save graužiant, kad nieko nedarau, prisideda dar didėja frustracija ir didėja protinis nuovargis. Ir taip pat kartojasi žinutė tiek greipfrukto, tiek citrinos aromato žinutė nešama jo apie nepasitikėjimą savimi. Galbūt ir nepasitikėjimas savo kūnu, savo išvaizdą, bet gali būti paliestas ir pasitikėjimas savo gebėjimu mokytis. Toks atotrūkis, nesuinteresuotumas visų gyvenimo ir tuo, kas vyksta aplink. Žmogus tarsi jau nusirašęs šiek tiek nuo gyvenimo, palikit mane ramybėj, man reikia pailsėti, bet tas pailsėjimas labai gali būti, jog vyksta per dėmesio blaškymą. Tolimesnį dėmesio blaškymą, buvimas sraute, informacijos, bendravimo, triukšme. Vietoje to labiausiai šiam žmogui reikia tylos pauzės, pabūti ramiai. Aš mėgstu pabūti su popieriaus lapu ir pieštuku, tiesiog sudėlioti visas mintis, iškratyti jas iš savo galvos ir tada pažiūrėti, ar kažką eina susisteminti, surūšiuoti tas mintis, ką galiu atidėti, į ką noriu dabar susitelkti, kas mane šiuo metu įkvėpia ir motyvuoja iš visko to, ką manau, kad turėčiau padaryti. Ir paskutiniai vietoj pasirinktas ilang padeda paleisti tą tokį nerimastingumą, nepasitikėjimo būseną, stresą, o susijungti, išeiti iš galvos, susijungti su širdimi. Dėkui, Janina, čia suknelė. Aš labai mėgstu ilgas sukneles. Čia yra mano suknelė. Taip, ir manau, kad šita klientė, kurios aromatestą nagrinėjau, jos tikslas yra
paleisti tą protinę įtampą, tą frustraciją, į kurią pati save įvarė ir kuri trukdo ramiai ir aiškiai blaiviai mąstyti. O poreikis yra ir sprendimas, ir raktas atrakinti šitą situaciją yra be abejo ieškoti tos tylos, bet tuo pačiu išeiti iš galvos, kur yra daug prieštaravimų savo, daug ribojančių įsitikinimų ir susijungti su širdimi ir kūnu. Susijungti su vidiniu vaiku, su vidiniu džiaugsmo pojūčiu, spontaniškumu, žaismingumu, kūrybingumu savo vidiniu, leisti savo atsipalaiduoti per žaidimą, per nerimtumą ir tiesiog su savo moteriška prigimtim labiau susijungti. Bet ne tam, kad likti toj vaikiškoj linksmoj būsenoj, o tam, kad šiek tiek į tokį tėkmės jausmą sugrįžti, susijungti su savimi, atsipalaiduoti, tada atsiras vien galimybė aiškiam mąstymui ir tada būtina tiesiog rasti laiko pabūti tyloje, pradėti išjunginėti triukšmą, pradėti galbūt išjungti radiją važiuojant automobiliu ir pabūti tyloje su savo mintimis, galbūt maudantis vonioje, kaip aš mėgstu nusinešti telefoną ir pasileisti kokias nors paskaitas, bet kartais reikia, vertingiausia, ką galime padaryti, yra pabūti tyloje su savo mintimis, kad jos susidėliotų. Nori turėti naujų žinių, naujų idėjų, tu turi skaityti, klausytis, bendrauti, bet kad tos idėjos būtų tikrai sukramtytos, įsisavintos, suvirškintos, taptų savos ir galėtų būti produktyviai panaudotos, reikia pabuvimo tyloje. Ir dar vertingiau tada jas užrašyti. Rašyti dienoraštį yra galimybė susitvarkyti savo mintis. Susisisteminti, susitvarkyti, išsigryninti. Tad mano rekomendacijos šitai klientai, kuriai tikiuosi bus perduota ši žinutė, atsipalaiduoti, pažaisti, užsiimti pirmiausia tiesiog kaip tabletė, kaip gydymosi būdas, pirmiausia, kaip karti piliulė bus juokas, atsipalaidavimas, pažaisti su vaikais, pažiūrėti komediją, užsiimti kažkuo labai moterišku, linksmu ir kas atitinka jos individualiai pomėgius ir kas leidžia atsipalaiduoti ir pailsėti nuo įtampos ir rūpesčio, o tada siekti tylos, kad susidėlioti mintis, apsivalyti nuo svetimos energijos įtakos, nuo negatyvo, padės patys eteriniai aliejai. Mišinys receptas bus sumaišyti 4-5 lašus greipfrukto, 3 lašus palo santo, 2 lašus citrinos ir 1 lašą ylang-ylang 15 ml. 15 ml buteliuką ir likusi tūrį užpilti eteriniu aliejumi. Štai žiūrėkite, tokie pas mūsų. Tokie, tiesiog kaip pasibaigia eterinis aliejus, aš išplaunu buteliukus, išdezinfekuoju, šitą reikės prieš naudojimą vėl dezinfekuosiu ir kai jame sumaišysiu reikalingą mišinį, uždėsiu štai tokį rutulinį aplikatorių, kur yra labai kokybiškas metalinis rutuliukas erdvėje kapsulėje, kuris gali praleisti labai lengvai eterinius aliejus ir nereikia brūžinti iki odos paraudonavimo ir galim bus tepti pulso taškus. Tai tokios rekomendacijos šio aromatesto klientai. Labai lauksiu atgalinio ryšio, jeigu jis bus taip pat anonimiškai arba nebe anonimiškai perduotas man. Ir tikiuosi, kad klientė naudoja jai sudarytą programą, tepa eterinius aliejus ant pulso taškų. Tikiuosi, kad mano studentė perdavė jai afirmacijas naudoti kartu taip, Laura, turiu šitą knygą, bet dar jos nespėjau perskaityti. Vidinė tyla yra raktas. Puikia knyga. Pas manęs įsigyju, o kartais ir dovanų gaunu, daugiau knygų neįspėjau perskaityti, kas dar turi tokią ligą ir silpnybę. Dabar kaip tik pas mane atkeliauja dar iš 2 vietų Amerikoje po dėžutę knygų. Negalėjau susilaikyti, nes išėjo naujų knygų, kurios man įdomi tema ir aš turiu ankstesnės tų knygų versijas, bet man reikėjo naujausios versijos.
Jeigu jūs sudomino aromapsichologinio testavimo metodas, jeigu jūs norėtumėte taip giliai pažinti save, pažinti savo artimuosius, atrasti aromatinius pagalbininkus, nes šitie eteriniai aliejai, jeigu klientė juos naudos, ką jinai pasirinko per aromatestavimą ir kas buvo sudaryta jai į individualų mišinį, pradės vykti vidiniai pokyčiai, atsiras vidinė energija, vidinis susikaupimas, motyvacija, ta erdvė savoms mintims, sumažės stresas, išsilaisvins kūrybingumas, labai daug visko įvyks naudojant šiuos eterinius aliejus, ypač jeigu bus naudojama sąmoningai, su intencija, su prie šių aromatų priklausančiomis afirmacijomis, kurias duodu savo kurso studentams. Jeigu jūs norėtumėte ne tik išmokti, ne tik gauti savo aromatestą, galit kreiptis beje. Aš Klaipėdoje, mano studenčių yra įvairiausiose miestuose, kur galima pasidaryti individualų aromatestą, bet jeigu norėtumėte praeiti giliau nei bet kuri klientė savo ir tada šią paslaugą teikti kitiems, kviečiu jūs į aromapsichologinio testavimo kursus. Ir tu jūs pasakysi, žinokit, tai bus... Ar tai skaitosi, kad tai jubiliejus, tai bus 15 grupė, jau 15 studenčių grupė pas mane mokysis aromapsichologinio testavimo. Ir mes turėsime labai daug darbo su savimi praktikų. Mūsų lyg ir nemažai informacijos reikės išmokti įsisavinti apie aromatus, apie jų grupės, apie kaip interpretuoti kokias reakcijas, bet taip pat mes darysime praktiką su savimi, mes rašysime, mes piešime, mes kvėpuosime, mes šoksime, mes darysime įvairiausias energetinės psichologijos praktikas su eterinių aliejų aromatais, tam, kad pirmiausia ir giliausia transformaciją patirti pačioms, kad pereiti tą kelią, pažinti save, išlaisvinti savo tikrąjį potencialą, paleisti vidinius blokus, kad tada eiti padėti kitiems, kad nebūtume batsiuviai be batų. Tad pas manęs ateina viena kita studentė, kuri planuoja aktyviai dirbti su aromapsichologiniu testavimo metodu, bet didesnis procentas studenčių ateina dėl savęs, nes nori praeiti tą procesą savo, tad jeigu jums tai įdomu ir aktualu, kursas truks, turėsim 12 teorinių susitikimų, tada praktikos susitikimus, tada egzaminų susitikimus, tad mokysimės 4-5 mėnesius, žiūrim, kokio bus dydžio grupė, kiek klausimų turėsim, kiek praktikai susitikimų skirsime. Ir jau kitais metais, maždaug vasario mėnesį, galite būti sertifikuota aromapsichologijos praktikė ir eiti keisti gyvenimą šiuo nuostabiu būdu. Man gal labiausiai įspūdį paliko vieno jaunuolio paauglio atgalinis ryšys, kai mama jam padarė aromatestavimą. Jis išsirinko labiausiai patikusius aromatus, savo resursinius aromatus, kuriem duoda tų resursų pakilėję, kurių reikia, kad jam būtų lengva daryti tai, ką jam reikia daryti, lengva įveikti tuos iššūkius, kurie jam prieš akiją. Ir jisai labai nusistebėjo, sako, tai, ką tu man liepi daryti, yra naudoti tai, kas man labiausiai patinka. Jis nustebo, kad nepatinkančius reikia naudoti, o tuos, kurie jį ir taip traukia ir gerai nuteikia ir pakilėja emociškai, nes tai lengva. Mes paprastai esame įpratę per kančias į žvaigždės, turi pasistengti, turi pakentėti, turi įdėti daugiau darbo. O čia naudojam tai, kas mus pakilėja, kas mus pripildo džiaugsmo, entuziazmo, ar būtent to, ko mums labiausiai reikia. Kiekvieną kartą, kai klientai pasirenka savo raktinius aromatus, tai yra būtent tai, ko jiems labiausiai reikia, tos emocinės būsenos ir vidinės savybės, juose aktyvuojasi naudojant tos eterinius aliejus. Tad nustebo jaunuolis, kad man reikės naudoti tai, kas man labiausiai patinka, tarsi net nesąžininga gauti už tai gerą rezultatą, kažkokį pokytį, progresą, nes nebuvo kančios, nes nereikėjo per pasipriešinimą daryti. Bet va tuo ir nuostabus aromapsichologinijos metodas, kad galbūt kelias, kurį reikės nueiti, nebus lengvas, bet jį eiti bus lengva, su vidiniu tuo pakilėjimu, palaikymu, resursinės būsenos aktyvacija, aromatų pagalba. Tai linkiu jums visiems nuostabaus vakaro, tikiuosi apsispręsite, beje, mano
Kaip sakiau, studenčių yra įvairiausiose miestuose. Kas norite, kad supažindinčiau, suveščiau, duočiau kontaktus, parašykit man asmeninę žinutę. Šiai dienai kviečiu Jūs į kursus, mes startuosime spalio 16 dieną. Kursų kaina yra 300 €, papildomai Jums reikės įsigyti 30 terapinės kokybės eterinių aliejų, su kuriais mes mokysimės ir praktikuosime. Ne visus iš karto, mes galim juos išdėlioti per visą kursų periodą. Ačiū labai už atgalinį ryšį, Janina. Dėkoju Laura už atsiliepimą. Ačiū labai Jums, merginos, ir sėkmės Jūsų praktikoje su aroma psichologiniu testavimu ir iki susimatymų.